Sveiki, mėly bičiuliai, su jums sveikinas Jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taip pat susikūrėme Jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje. Tad jeigu norite ir galite prisidėti prie laidų kūrimo mus paremdami finansiškai, tapkite Jaunimo naujienų laidos sekėjais Patreone. Nuorodą paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Vakar šventėme vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Kaip jau įprasta, iš balkonėlio kalbą sakė ir Vytautas Landsbergis, kuris buvo pristatytas ne bet kaip, o kaip pirmasis nepriklausomos Lietuvos valdovas. Pasižiūrėkime. Kaip ir kasmet mūsų ceremonijoje pirmasis nepriklausomos Lietuvos valdovas profesorius Vytautas Landsbergis. Sugrįžkime šiek tiek laiku atgal. Seimas 2022 metais Vytautui Landsbergiui atgalinė data suteikė valstybės vadovo statusą. Pagal pataisas, kuriams pritarė Seimas, nustatyta, kad aukščiausiosios tarybos pirmininkas nuo 1990 kovo 11 buvo atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas. Tuo metu šias pareigas būtent turėjo Vytautas Landsbergis. Aišku, aš kaip teisininkas su šiuo Seimo sprendimu negaliu sutikti, nes tai yra teisinis absurdas. Tačiau pasižiūrėkime, kodėl su šiuo Seimo sprendimu, kurio Vytautui Landsbergiui atgalinė data suteiktas valstybės vadovo statusas, nesutiko Egidijus Kūris, teisininkas, Europos žmogaus teisių teismo teisėjas, buvęs konstitucinio teismo teisėjas ir pirmininkas, savo nuomonę išreiškęs Delfi laidoje Iš esmės 2022 metais. Tas klausimas teisiškai yra išspręstas, o dabar yra sujauktas. Ir čia eina kalba ne apie visuomenės nuomonę, čia eina kalba apie tai, kad Konstitucinis teismas vieną kartą yra išaiškinęs teisinį šitą klausimą aspektą. Tai, ką Seimas dabar nusprendė, aš galbūt apie tai daugiau parašysiu, kai jau nebebūsiu teisėjas. Tada tikrai turėsiu ką parašyti būtent šito klausimu. Bet aš galiu pasakyti, kad tai, ką Seimas dabar padarė, tai čia yra sujaukimas mažiausiai teisės teorijos. Nes kokia yra, kaip dėstoma pirmo kurso teisės studentams, kokia yra įstatymo funkcija? Įstatymo funkcija yra reguliuoti tam tikrus santykius. Šiuo atveju įstatymo funkcija buvo konstatuoti, kad praeitie kažkas buvo. Bet to, kas yra konstatuota, nebuvo. Niekados nebuvo Lietuvoje išrinktas valstybės vadovas 90 metais. Nebuvo išrinktas valstybės vadovas. Bet sprendimai buvo priimami, kažkas juos pasirašė. Tai kažkas pasirašė, tai pasirašė aukščiausios tarybos pirmininkas. Tai tikrai nebuvo valstybės vadovas. Mes pakelkim tos dienos stenogramas ir pamatysime, kad renkant aukščiausios tarybos pirmininką, dar tuo metu formaliai LTSR aukščiausioje taryboje, dar valstybė nebuvo paskelbta nepriklausoma. Buvo, ir pažiūrėkim stenogramas, buvo pasakyta labai tiesiai, kad mes renkame ne valstybės vadovą, o tik tai parlamento pirmininką. Vienas parlamento narys net pasakė, kad mes renkame parlamento pirmininką, kuris mūsų klausys ir bus mums atskaitingas. Tai šitą, ką mes užmiršome, tai yra stenogramos, jos niekur neišbrauktos. Bet čia vėlgi gal, profesorių, grįžtam, kai mes kalbėjome apie kontekstą, ar ne? Kontekstas nėra paskutinį vietoje, vėlgi taip, kontekstas, ignoruoti, ar ne? Palaukit, bet koks kontekstas? Tai kalbėkime apie visą kontekstą tada. 92 metais Lietuvoje buvo rengiamas referendumas, kuris neįvyko dėl prezidento institucijos atkūrimo. Tai pakelkim to laiko spaudą ir pamatysime, kad buvo sakoma, kad reikia pagaliau valstybės vadovo Lietuvoje, nes kaipgi mes čia dabar neturim vadovo. Tai bibliotekos yra atviros. Gal dar neišdraskė šitų puslapių. Tai pažiūrėkime, kas ten buvo kalbama ir kas buvo rašoma. Toliau yra dar įdomiau. Aš nenorėjau leistis labai daugą, bet nes tikrai pasiliksiu šitą savo kai kuriems publikacijoms vėliau turbūt. Bet galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, dabartinis Seimo priimtas įstatymas, jisai kalba apie, jeigu neklystu, lapkričio 15 dieną, kad lapkričio 15 dieną iki lapkričio 15 dienos aukščiausios tarybos pirmininkas buvo valstybės vadovas. Lapkričio 15 dieną buvo jau 2 savaitės, kaip veikia Lietuvos naujoji konstitucija. Pagal ją valstybės vadovas buvo Respublikos prezidentas.
ar buvo nors vienas aukščiausiosios tarybos, tuo metu be išsiskirstančios aukščiausiosios tarybos aktas, kuriuo buvo pavesta eiti valstybės vadovo arba Respublikos prezidento pareigas aukščiausios tarybos pirmininkui. Nebuvo. Aš nenoriu dabar leistis į daugybę, reiškia, argumentų, kuriuos čia galima būtų pateikti. Čia būtų atskira ilga plati tema. Aš manau, kad tai, kas buvo padaryta, tai yra tiesiog politinis žingsnis, kuris kažkodėl įvilktas į įstatymo formą. Ir tai nėra vien tik tai politinė deklaracija, tai yra įstatymas kaip aukšto rango teisės aktas, bet tas įstatymas net neatitinka vadovėlinės įstatymas savokas, kuri įrašyta pirmakursių vadovėlį. Ta teisinė tiesa yra paprasta. Vytautas Landsbergis buvo aukščiausiosios tarybos pirmininkas, tačiau valstybės vadovu jis niekada nebuvo. Tačiau vakar žengta tiesiog beprotystės keliu. Vytautas Landsbergis įvardintas kaip pirmasis nepriklausomos Lietuvos valdovas. Tad jau vadovo statuso seneliui nebeužteko. Jis panoro tapti Lietuvos valdovu, kaip Lietuvos karalius Mindaugas, kaip Lietuvos kunigaikštis Vytautas Didysis ir taip toliau. Visiška beprotybė. Kadangi senelio norai su metais vis didėja, galbūt greitai jo pristatymas skambės šitaip. Kaip ir kasmet, mūsų ceremonijoje pirmasis Žemės ir Marso valdovas, profesorius Vytautas Landsbergis. Taip, tai aš. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie tokio statuso suteikimą Vytautui Landsbergiui? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.